Nuo didžiausio masinio trėmimo 1948 metais praėjo 75. Deja, Ukrainoje vyksta karas ir rusai vėl tremia ukrainiečius ir jų vaikus. Lietuvoje taip pat netrūksta nuožmios propagandos, dezinformacijos iš rytų. Todėl labai svarbu ir vėl kalbėti apie tremtį ir kovą už laisvę, kuri niekada nesibaigia. Biržų tremtiniai prieš 35 metus susibūrė į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialą, pradžioje vadinta tremtinių klubu, ne tik prisimena daugiau nei 70 metų senumo įvykius, tremtį, skaudžiausią Lietuvą ir lietuvius ištikusią tragediją, bet ir stengiasi įamžinti, įprasminti istorinius įvykius, negrįžusių Biržų krašto žmonių gyvenimus. Ar ištrėmus šviesiausiąją Lietuvos dalį okupantams pavyko paversti lietuvius mankurtų tauta? Šiandien su pasididžiavimu galime pasakyti – ne. Bet tai, ką patyrė tremtį išgyvenę žmonės ir jų artimieji, visiems laikams skaudžiai įrėžta į tautinę atmintį. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro duomenimis, tylus karas vyko nuo 1940 iki 1953 metų. Iš Lietuvos į tolimiausius Tarybų sąjungos pakraščius buvo ištremta per 131 600 žmonių. Pavyko nustatyti apie 2500 lietuvių tremties vietų. Dažniausiai minimos atšiaurios Rusijos tolimųjų rytų ir Sibiro gyvenvietės. Ši tragedija palietė ne tik šviesiausius, darbščiausius ir taikiausius mūsų žmonės, bet ir senolius, ligonius, nėščias moteris, vaikus ir net kūdikius. 50 000 ištremtųjų neatlaikė nuolatinio šalčio, alkio, vergiškų darbo sąlygų, komendantų patyčių ir žiaurumo visiems laikams atgulė buvusios Tarybų sąjungos platybėse. Per visą Lietuvą nuvilniję masiniai gyventojų trėmimai neaplenkė ir Biržų krašto. Bet kokį žmogiškumą pamynusios operacijos buvo pavadintos pačiais nekalčiausiais vardais. Vesna, pavasaris, priboj, bangų mūša, osėn, ruduo. Šiandien galime kalbėti apie tremties archetipus. Tai, kas yra bendra, ko neįmanoma pamiršti. Beldimas į duris naktį, verksmai ir kliksmai, bejėgystė, traukinio ratų bildesys į niekur, vaikų ir senelių kūnai išmesti iš vagonų ir palikti nežinomoje žemėje. Po to badas, šaltis, katorgiškas darbas ir iš proto vedantis tėvynės ilgesys. Būtent tai iki šiol sapnuoja buvę tremtiniai. Traukiniai ištisomis savaitėmis lėtai judėjo į bauginančią nežinią, į šaltį, mirtinai kauščiusi emocijas, mintis ir kūną. Šiandien tų, kurie galėtų pasidalinti skaudžiausiais savo gyvenimo prisiminimais, liko ne taip jau daug, bet tremtį išgyvenusių vaikų dar yra, kadaise laimingų Lietuvos vaikų, kurių vaikystė buvo atimta, paniekinta, suluošinta. Mes kaip vaikai, daugiau mūsų buvo, tai jaunesnis mus gąsdindavo, kad išveš į Sibirą, jeigu kas nors negerai, ir kad išveš į Sibirą. Ir įsivaizdavau tą Sibirą kaip kažkokie klojimo seno, visas plyšiuotas, visą ten šalta jame ir ten reikia sėdėti. Taip aš įsivaizdavau Sibirą. Kai atvažiavo vežti, man vertimo buvo, klitimo daug. 5 vaikai ir tėvai. 49 kovo 25 kaip buvo. Priboj vežimas, pakliuvo. Žemdirbiai buvo, ūkinytėliai. Prisimenu, kaip 2 arklių vežimai, mums pusryčiaujant atvažiavo 2 vežimai.
Nu ir pasakė, ruoškitės. Davė ten, nežinau kiek tų valandų, bet davė pasiruošti kažkiek tai. Tėvai jau vis tiek jau buvo ir duonos prikepę keletą, jau maišuose duona buvo, ką jau sugebėjo. Nu ir paskui vagonas čia į mašiną ir paskui mašiną į Panevėžį, iš Panevėžį sodino į vagonus ir 18 parų riedėjom į Irkutsko sritį, tai šitą rajoną. Nu ten, kaip visiems tremtiniam ten. Teko ir badą truputį pamatyti, pajaust, kas yra, kai namuose nėra nieko valgomo, absoliučiai. Nieko. Ir paskui po truputį atkūto pradėjo. Biednam, labai biednam kolūkį buvom, vidury taigos, tas kaimelis mažytis, 16 šeimų lietuvių viso labo. Pradžia aš labai verkiau, net tie škrebai jau liepė maldyt mane. 7 žmonės, mes 4 tėvai ir tas dėdė aklas. Ir kaip jau kai nuvežė į stotį, tie prašė, kad jau jį paliktų. Sako, kai nuvešim, tada gal eisit pasiimti. Nuvežė gyvulinės vagonos, ilgai važiavom ir gyviai užpuolė. Kur ir kibiras, kur jau tuštintis kiauras, atenai jau tiek jau prigrūsta, kad tokie seninukai netoli to reikėjo gulėti jiem. Jau vežimas buvo labai baisus. Jau nebežiūrėję, mums tai vaikai, tai netep jau gėda, dabar mergaitės ir vyrai jau nebesvarbu, visi tūpo. Tėvai ir mes 4 sesytės. Viena pati mažoji Violeta, tai buvo 3 savaičių. 49 gimusi, tai, bet ir tokia, bet mama išsaugojo, grįžo. Tai va, ačiū, papuolėm mes, mūsų šeima papuolė į vagoną su ūkininkais. Aišku, gal ir tvanku buvo, maišų prikrauta, bet mes nebuvom alkani. Tai va, jie mums sušelpė. Nu, kai vaikams, tai žino, svarbu, kad buvo tėvai. O kas baisiausia, tai mano asmeniškai atminty ir aišku, mūsų visų mergaičių atminty liko tėvuko paėmimas. Kadangi atėjo ginkluoti kareiviai su ginklais, tėvuką tas pats buvo ir kai vežė, tik tai mes nelabai matėm, kai trėmė, nes jie atėjo naktį, vaikai mes visi jau miegojom, tai kai pradėjo kelt, tai mačiau, tėvukas buvo pastatytas kampe ir prie jo stovėjo su šautuvu kareivis. O ten tai buvo irgi tragedija, mes galvojam, vaikai mes galvojam, kad mus jau atėjo sušaudyti. Nes labai triukšmingai ir viską išvartė, viską ieškojo, popierius, viską, ką rado nuotraukas, viską susirinko. Mes jau žinojom, kad veš. Jau pradėjo ruoštis. Ir vakare pabarškino viskas, atvažiavo. Ir į vieną kambarį suvarė visus. Ryto padvados ir išvežė į Panemunį. Ten išlaipino ir atvažiavo mašina ir su mašina išvežė į Rokiškį. Šeima buvo, daug buvo. Vienas buvo lagery, brolis. Atėjo 2 mokynos gimnaziją Rokiškį. Tai
tai mane išvežė, paskiau jau keli susitikom. Vaganė buvo daug tų šeimų. Nu mes ten, taip vaikai pro langą žiūrėdavom, kiek veža. Nuvežė mum į Krasnejarską, toj į pirtį, visi, žinai, buvom po kelionės, apsėti visokių. Iš pirties mumi į laivą išvežė į laivą. Stalinas buvo. Ir vežė Jenisejų žemyn 200 kilometrų. Ir ten išlaipino Momotai. Išlaipino ir atvažiavo, tokias mašinėlas nuvežė mumi. Tai mum, kiek vaikai, tai mokyklai pasitalpina. Atostogos gal buvo ten, o paskiau iš mokyklos tai pastatė, jau patys gal statė lietuviai. Barakus pastatė, tai paskiau į barakus. Toks buvo, kur nedidelis kambariukas, o didelė šeima. O paskiau pradėjo dirbti, tai gal duonos gal duodavo kilogramą darbininkui, nedarbininkui 200 gramų. Mes jau vaikai pradėjom dirbti. Čviekus kapodavom tai švilos, tai užsidirbdavom. Man buvo 14 metai, aš mokiausi gimnazijoje 3 klasėje. Sesuo buvo vyresnė 2 metais, 32. Ir kaip tik tai pavasario atostogos, kovo 25. Atostogos, mes būtė gyvenom čia Biržuos. Atėjo kaimyno berniokas, eikit namo. O mano tėviškė Rinkuškių už ežero, čia senieji Rinkuškiai. Eikit namo, jums tėvai liepė pareiti, pirtį, kurią šeštadienį. Taip gražu, mes abi parėjom 5 kilometrai mums. Tik spėjom pareiti, prisistato 3. Uniformuotas vienas, rusas, gartė 2 lietuviai. Atėjo, apžiūrėjo, tvartant pirmų žiūrėjo klėtį, kambarius apžiūrėjo, kur tėvai. Tėtis buvo ligoninė, mama aplankyt. Paskui mums sako, susiruoškit, važiuoksim. Kur? Į Sibirą. Dieve, kažkaip mintys tekti man, kur tas Sibiras. Tik tai mintys, aš įsivaizduoju Baikano ežerą, tokio nežinau to Sibiro. Sesuo nukrito verkdama, aš taip pat. Liepė pasiruošti, pasiimti kiek ir važiuoti. Atvažiavo 2 arkliai pasamdyti, vežimai ir per kaimą mums veža. Mes kaip tėvų nėr, kaip mes ką imsim, nepratę, taip kažkaip tėvai visur. Pasiėmėm suknutės, knygas. Tai tad važiuojam per kaimą, tai mums kaimo moteris įdėjo duonos, mėsos, ten lašinukų. Ir mums abi atvežė čia į Biržus. Basanavičiaus gatvė mums čia atvežė, NKVD ten buvęs.
Ir kareivė viskas, rusai, tėti kalbinti, esu atviresnė, jo mergaitė. Ir visai naktį prisistato mama. Sužinojus, kad mes abi paimtos, sako, aš vienu vaiku neleisiu, aš važiuoju. Tai ir mama prisistatė kaip stovi. Ir per naktį pabuvom, rytą mašiną į Panevėžį. Panevėžį įsodino ir Lietuvos ir 3 dieną. 25, kiek mums paėmė, tai 19 iš Kaipyno, Nižnių Tunūno rajonas, Tunūnas iš Kaipyno. Ten į pirtį vedė, drabužius dezinfikavo, todėl, kai nesiprausė ir butelių ir visko. Ir ten irgi taip labai kareivė prausės jaunos moteris, viską į kareivę užeina į vidų. Pasityčiojimas iš žmonių. Nu, paskui atvažiavo tie pirkliai, kaip pirkliai vadinas, išsivežti. Darbuos atiko mama ir mes dvi tokios jaunos, nedarbininkės. O tai vežkim jo paskutinės telikom į kaimą nuvežėte. Kaime apsigyvenom ir labai sunku buvo, nei valgyti turėjom nieko. Mama mokėjo biški rusiškais, tai su tom rusėm kažkiek susidraugavo. Nusikaltėliai vengia viešumo, veikia naktį, tamsoje. Tai ir suėmimai dažniausiai buvo vykdomi naktį, kai žmonės ilsėdavosi po dienos darbų. Nakties tylą staiga perskrosdavo beldimas, išgąsdintų vaikų klyksmas, iš nevilties paklaikusių moterų rauda, vyrų, bandančių apginti šeimą pasipriešinimo riksmai, sumuštųjų dejonės ir nušautųjų amžinoji tyla. Jėgos buvo nelygios, visiškai nelygios. Ginkluoti sovietų kareiviai ir deja jiems talkinę lietuviai stribai tuomet iš jaukių šiltų namų išplėšė ir į gyvulinius vagonus sugrūdo didelę dalį Lietuvos žmonių. Jau ką pasiimti, tai lietuviai mažiau davė pasiimti, kad rusai. Rusai liepė pasiimti mašiną Zinker. Sakė, jau tėvelis jau nešė ir tas atėmė lietuvis ir mašinas tos sėvamos nevedė. Miltų negalima buvo. Miltų negalima. Tik grūdais. Tai dar leido, nedaug buvo sumalta, tai su grūdais važiavo po kaimų ir mainė tėvelys su palydovais. Paskui, kaip mes grįžom iš Sibiro ir čia su seserim važiavom, nebeprimenu kelintais metais, jau po atgimimo į genocidą, paprašėm pažiūrėti dokumentų, man bunkas pasirašo. Mes jo įtarėm tos kaimynus, viską. Bet tie mūsų namai buvo dideli, apgyvendinti visokių perėjūnų. Kas pasirašė ir parodė dokumentus, daleido nusišviesti. Tai už kągi buvo tremiami šviesiausi, darbščiausi, Lietuvą ir laisvę mylėję žmonės. Tai ir klausimas, ir kartu atsakymas. Pirmiausia, su šaknimis iš gimtųjų namų buvo išrauta inteligentija, vėliau ūkininkai, antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, jų artimieji. Bet du kaltinimai. Turėjom plytinę ir lynaminę. Antras prasikaltimas pas mus apsigyvena miškinių ryšininkė. Ir kai jų tardė, jį pasakė, kad pas mus gyvena. Bet turbūt, kad jau sakė, taigi prieš metus išvežė tas mašinas plytinės,
Saka, dabar išveža šitą, saka, po metų ir jum išveš. Mes kaip tada netikėjom. Nu, Dvarė. broliais, vėl su partizanais susidėjo. Ir daug žemės turėjom, 40. Ir žinojo, kad neįsim kovoti išvežė. Apie dėdį pasakė. Tai sakiau, Generolas Ladyga. aha, buvo. Dėdį. Dėdė, Bet tik nuvažiuodavom pas juos ten. Į Gulbinėną. Vaikai dar su pusbroliais, pusbroliai pas mum atvažiuodavo, taip kad mes jau nebežinom, kad kariavo jis. Jau buvo atsargojau. Žodžiu, turėjau žemės, kažkiek ten miško truputį, nu, tas, kad prie miško gyveno, tai yra, kaip sako, ryšys su partizanais buvo neypatingai, bet vis tiek ryšys buvo, užeidavo. Nu, tai pagrindė tėvukas buvo įsijungęs į politiką, nors buvo parašyta, kad buožė. Nu, o jis prieš pokario laikotarpį įsteigė kartu su dviem dar amatininkais amatų mokyklą. Tai ten pasirūpino ir staklis buvo, ir mokė amato medžių pagrindę apdirbimo darbus, kadangi pats buvo stalius. Tai va ir kitas irgi, 2 mokytojai mokino vaikus Biržų krašto. Tai va amato mokino. Nu tai skaitė, kad jau buožė gal. O taip tai tėvukas labai buvo pasinešęs į politiką, matė visus, kaip sakyt, visas blogybės, stebėjo, labai jisai domėjosi, tai ir radiją klausydavosi ir dar ten nutremtas, kai buvo šeima išvežta, tai po metų jis buvo į lagerį, ištas Irkutsko lagerį sėdėjo. Už antisovietskąją agitaciją Sredinasi linija. Tėvai turėjo žemės 40 hektarų. Turėjo, išnaudojo samdinius, aišku, turėjo mergaitę, berniuką, piemenį. Paskui, o trečias tai buvo Variakojo jo, mano tėvelio brolis, Variakojis Jonas, buvęs karininkas. Krašto apsaugos ministrui dirbo ir leitenantas karininkas. Čia jis kovojo su bermontininkais, Panevėžio rajono. Dabar jau garsas. 3 punktai. Ko mes kalti buvo. Masinių trėmimų bangos kartojosi. Biržų krašto žmonės buvo trėmiami ir 1941 ir 1948 ir 1949 metais. Pirmiausia, tai buvo partizanai, jų rėmėjai, šeimos nariai, mokytojai, ūkininkai, kurie priešinosi kolektyvizacijai arba kuriuos tiesiog skųsdavo. Iš dabartinės Biržų rajono savivaldybės teritorijos buvo ištremti 3867 žmonės. Remiantis 1939 metų surašymo duomenimis, Biržų mieste gyveno tuomet 8281 gyventojas. Taigi buvo ištremta beveik pusė Biržų miesto. Biržiečiai buvo tremiami į Kareliją, Krasnojarską, Irkutską, Buriatiją, į kitas tolimiausias ir nykiausias Rusijos vietas. Dažniausiai biržiečiai tremtiniai kirto miškus ir plukdė rąstus. Vaikystę praradę arba visai jos neturėję, gimę toli šiaurėje ir šiandien apie praeitį kalba su ašaromis akyse.
Be abejo, mano prisiminimai tokie labai fragmentiški, jie yra vaikiški, bet jeigu galima sakyti, toks bene reikšmingiausias, mano brolis Dvinys labai daug bendravo su tenykščių rusų vaikais ir galų gale, atsitiko taip, kad jis namuose pradėjo kalbėti rusiškai. Ir aš vienintelį kartą, būdama 5,5, mačiau, kaip gerasis, švelnusis mūsų tėvelis tiesiog papurtė taip stipriai brolį ir pasakė, kad daugiau niekada namuose nekalbėk rusiškai. Kažkaip tai labai įsirėžė į atmintį, aš galvojau, kodėl, ir be abejo tik tai vėliau supratau, kodėl, kad ta nuoskauda buvo tokia didžiulė ir ilgesys tėvynės buvo toks didžiulis, kad turbūt nors namuose norėjosi išlaikyti grinai lietuvišką dvasią ir lietuvišką kalbą. Tai mano tėvai iškeliavo į Sibirą vieni iš pirmųjų 41 metų birželio 14 dieną. Mama buvo paprasta siuvėja, o jos vyras Gudeika Viktoras buvo žymus Jaunalietuvių sąjungos veikėjas, labai žinomas Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos sportininkas, fizinio lavinimo mokytojas. Mama siūlė Gudeikai Viktorui, kažkaip jautė birželio pradžioje, sako, jinai išeikim, sako, į Latviją, iškeliaukim į Latviją, jaučiu, kad kažkas tai bus. Nepaklausė, aš nieko Lietuvai blogo nepadariau, aš niekam nieko blogo nepadariau, atsakė Viktoras Gudeika. Ir to nulėmė savo ateitį. Nukeliavus į Naująją Vilnią, tremtiniai vyrai buvo atskirti nuo moterų ir nuo to laiko mano mama savo vyro nematė. Paskui tik ten bežo tošies atėjo pranešimas jai, kad Viktoras Gudeika mirė rusų lageryje Rešiotose 42 metų sausio mėnesį. Mirė jis iš bado. Po 1956 metų dauguma lietuvių tremtinių buvo paleisti. Prasidėjo ilgas kelias namo, bet ir tada į gimtąsias vietas grįžti buvo leidžiama ne visiems. Dauguma biržiečių negalinčių grįžti apsigyvendavo Latvijoje. Į Lietuvą neleido grįžti, nes į Latviją. Pirmą brolį grįžo, o paskui jau mes su tėvais į Latviją. Tai mes aš rašiau pareiškimą, kad leistų į Lietuvą. Tai leido. Tada grįžom į Lietuvą. 6 metus Latvijai prabuvo. Tai va, vyresnis Irkutske mokinas inžinierium, tas, kur pamėgtinukas buvo paimtas kariuomeniai, negrįžę. Taigi mama 47 mirė, mama jau nebegrįžo. Tik 4 mes, 4, 5, 6, 4 grįžo. O kai 53, kai Stalinas mirė, buvo toks tarpas, kai leido nepilnamečius vaikus, kam nėra 16, leido grįžti. Vienas iš mūsų grįžo, parašė, kad ten įmanoma grįžti. Laišką ir paskui, kaip sako, šiaip taip, sunkiai, bet prikalbėjau tėvus, išleido mane. Vienas iš ten 11 metų turėjau tada. Nuo tai šaito iki Biržų savaitę. Bilieto išpirko. Pilnai žinau, kad 28 rublis kainavo vaikiškas bilietas, nuo tai šaitau iki Biržų. Paskui tik reikdavo, kaip vadinasi, kompostiruoti, žodžiu, atžymėti per sėdimą. Biržuose bobutė gyveno.
Janonio gatvėje. Tai vat pas tą bubutę prisiglaudžia. O ten kelionė, ten visokių ten linksmumų. Gražiausia kažkaip įstrigo Vilniui. Vaikštau, žiūriu, užrašyta restoran. Nu, aš ten iš vidurio į taigos, aš neturiu žalių supratimų, kas ten tas restoranas, kas ten per daiktas. Ir man kompostyravo bilietą iš Vilniaus kažkodėl į Radviliškį. Išeinant į peroną, žodžiu, jau į traukinį, milicija stovi, visus dokumentus tikrina, man, kuda jedeš? V restoraną. Tai Radviliškį. Tu atsiųsdavo obalių truputį, kiek jau nespėdavo supūti iki ten, kad tai labai skanus tie obaliai buvo, labai į tą Lietuvą norėjos. Nu, kažkaip, kaip sapnas. Pilna obalys obalių ir niekas negavo. Grįžau 5,5. Na, mano mama buvo ištremta iš Rokiškio rajono, o tėvelis iš Dzūkijos. Jie vienas kitą surado ir pamilo tremtyje. Na, labai graži romantiška istorija. O grįžome mes į mamos tėviškę į Rokiškio rajoną, tačiau nenorėjo registruoti tėvelio mamos, tai yra mano močiutės, kadangi tėvelio du broliai buvo partizanai ir vienas nušautas, kitas į Vorkutą ištremtas. Žodžiu, močiutės nenorėjo registruoti, todėl mes blaškėmės po tą Rokiškio rajoną ir, kaip sakydavo mano mamytė, turime būti dėkingi tuo metu miškų ūkio direktoriui Mockui, kuris prisėmė riziką, tik vėliau aš tą sužinojau, jis prisėmė riziką, pasirašė, kad ir mums leido apsigyventi Rokiškio rajone Girios girininkėje. Nes, sakykime, mano dėdė, kai grįžo iš Vorkutos, jis labai ilgai gyveno Černiachovskį, nes į Lietuvą jo neleido. Grįžo tik tai po nepriklausomybės. Atšiaurės gyvenimo sąlygas, šaltį ir alkiai veikia. Emocinės žaizdas prigesinę Lietuvos žmonės grįžę būrėsi geriems darbams. Kad mūsų tautos istorija nebūtų nustumta į atminties užkaborius, kad būtų girdima, ugdytų valstybinę savimonę, neleistų užsimiršti politikams, jaunimui. Taip gimė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, sujungusi visoje Lietuvoje įsikūrusius filialus. Biržų filialas šiais metais mini 35 metų sukaktį. Jų darbai šiame krašte ir matomi, ir girdimi. Nuo pat pirmųjų mūsų susikūrimo dienų, tas įvyko 1988 metų lapkričio mėnesį, sueis 35 metai. Mes paminėsime šitą mūsų sukaktį. Galiu paminėti tik tai gerų žodžių amžinojo atilsį mūsų buvusias aktyvės narės Irena Aukštolienė, buvusią pirmininkę Sigitą Arminienę, buvusi mūsų vėliavnešį Arvydą Aukštuolį, aktyvis dalyvis Gražina Navalinskienė, Marija Dagienė, kuri dar dabar aktyviai dalyvauja ir yra mūsų nepamainoma sekretorė, taip pat daug metų atidavusi šitai prasmingai veiklai Danguolė Žiukienė, dabar dėl sveikatos sustabdžiusi savo aktyvesnę veiklą. Ir Rūtė Varzienė reikia paminėti, kuri dabar yra mūsų idėjų pagrindinis generatorius ir įkvėpėjas, Gasiūnas Vidutis, aktyvus dalyvis mūsų. Reikia paminėti taip pat mano žmoną Vitą Linkevičienę, kuri aktyviai prisideda prie tremtinių veiklos ir padeda visais klausimais. Violeta Tušinskienė, tremtinės duktė, gimusi Lietuvoje, bet jie aktyviai dalyvavo tremtinių veikloje. Ir daugelis kitų, kurių pavardžių dabar tiesiog neminėsiu, bet jie
tebėra mūsų nariai ir jie yra kartu su mumis. Pradžia mano buvo chore 90 metais, tai taip ir pasilikau. Ten susirinkdavom repeticijon, aptardavom reikalus, tai ir Aldona Černiauskienė kartu. Tai va, pradžioj tai asmeniškai man tikrai buvo labai sunku, kai jau 96 metais buvau išrinkta jau į filialo pirmininkus. Tai va, nuo 96 metų iki 2022, 26 metus išbuvau pirmininko poste. Nu, čia sekretorė aš dirbu jau beveik 20 metų, kaip aukštavienė susirgus išėjo, taip mane paskyrė, tai sekretorė, kasininkė, tai irgi visokių darbų. Iš karto padėdavau tremtiniam sutvarkyti popierius dėl statuso gavimo, nukentėjusio asmens statusui gauti. Nario mokestį renkam, apmokam išlaidas visas. Nu, tokių darbelių yra. Sąrašus sudarom, čia dabar sudarėm sąrašą, pasitikrinom, kiek daug žmonių išėjusių, nežinom, kur jie yra, ar išvažiavę, ar gal žmonės ir susirgę ir numirę. Patikrinom po 88 metų, kaip tik tai Valinkievičius su draugu sukvietė mum Aušros mokykloj, susirinko labai daug tremtinių ir kaip tik tai tada dar pasiūlino į tarybą, tai sudarinėjo ten sąrašas, kiek tų žmonių buvo, labai daug tų tremtinių buvo, visi verkė, susitikę, pažįstami. Nu ir tai prasidėjo. Kur ką reikėjo, kur ką sugebėjau, kur ką suspėjau, tai tikrai. Niekur nesisakė niekada, visur dalyvavo, Tai visada. Taip turi būti. Tai, kad čia kažkaip ypatingo, taip turi būti. Viskas yra Lietuva. Reikėjo ir Baltijos kely buvom, ir į Lenkiją popiežius važiavom pirmą kartą, kada buvo. Ir sausio 13 buvom. Taip reikėjo. Taip reikėjo, taip ir buvo. Reiks ir dar bus. Kaip sako, ir žiūrim televizorių, skaitam spaudą ir matom, kas čia darosi Lietuvoje ir kas aplinkui darosi. Nedaug dieve. Vakar čia televizorių rodė, kad tie maskvėnai 654 kažkas lygiai, 1900, kai maskvėnai buvo Vilnių užpuolė. Tai va ten žudė, degino, ten išėlės viską, tai va, tai tą reikia prisiminti ir šitą reikia prisiminti. Ir žinot, su kokiu kaimynu gyvena. Iš tiesų per 35 metus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialas padarė labai daug. Iš esmės jie prisiėmė istorinės atminties įamžinimo misiją ir buvo pastatyta daug ir memorialų, ir kryžių, ir paminklų. Tai pastatyta 12 paminklų per tą laikmetį, 2 iš jų memorialai, tas Papilio miestelyje. 6 kryžiai, 4 atminimo ženklai, 5 atminimo lentos, 2 koplytstulpiai. Na, toliau tai čia 102 partizanų kūnų perlaidoti, tai čia daugiausiai buvo vabalninkė, kai iš šiukšlyno iškasė kūnus, įdėjo į karstus ir perlaidojo vabalninko kapinėse. 37 buvo parvežti tremtinių, mirusių, žuvusių Sibire. Tai palaikai pervežti ir kiti artimieji pasiėmė, dalyvavo ten atvežime ir perlaidojime. O taip 37 buvo pervežti.
organizuoti 2 žygiai Algimanto apygardos partizanų takais. Grandioziniai žygiai visos Lietuvos, apie 500 dalyvavo žmonių, subūrėm visus moksleivius Biržų krašto, tai va kiekviena mokykla buvo jai apskambinta, su direktorium prašyta, kad duotų transporto priemonės ir kad būtinai atvežtų moksleivius. Tai va tai buvo tokia viena iš pirmųjų tokių didelių pamokų istorinės atminties. Moksleiviams ypatingai. Labai simbolinė vieta yra geležinkelio stotiese paminklas ir ten esantis traukinio vagonas, kuris simboliškai pažymi iškeliavusius dažniausiai iš geležinkelio stočių tremtinius. Paminklo geležinkelio stotyje autorius buvo Butkevičius, bet pagrindinė organizatorė ir įkvėpėja buvo Irena Aukštuolienė. Tada tremtinių pirmininkas buvo trumpai amžinatilsį Vytautas Venclova, kuris padarė saulutę. Mes labai dažnai gegužės 22 dieną pažymime 48 metų trėmimus pavadinimu Vesna ir birželio 14 metų trėmimų pradžią, kada jie buvo pradėti 41 metais. Tai vat šita šventa vieta, kaip mes tremtiniai taip ir sakom, kad mūsų šventovė. Tai va, kiekvienas minėjimas neapseina, čia, kaip sakyti, ir pradžia, ir pabaiga. Kadangi turėjom sąrašus, dar tikslinom, tai visa pradžia, tai pastatytas tas paminklinis akmuo, kaip dabar jūs filmuojat, tai 1992 metais. O jeigu ką, tai užbaigtas visas, kaip sakau, memorialas 2006 tik tai. Tai va, užsitęsė todėl, kad tą po lapelį, tą visą medžiagą, viską siuntėm į genocido centrą. Ir taip truko susirašinėjimas apie 1 metų, kol išgvildeno kiekvieną pavardėlę jie. Tai va, kadangi įamžinti, norėjom įamžinti, tai reikia jau, kad būtų tikslu ir kad nebūtų nesusipratimų po to. Tai labai atsakingas darbas. Tai čia toks labai jau nemažas objektas mūsų ir paminklas ne tik tai žuvusių ten artimiesiems ir biržiečiams, bet tiesiog visiems ir artimiesiems, kurie išsisklaidė po visą Lietuvą ir net kiti iš trėmimo neturėjo teisės grįžti į gimtinę, į Biržus. Tai va, o svarbiausia tai ateities kartoms. Tai va, ačiū architektui Urbštui, Algimantui, tai čia jo irgi projektuotas, akmuo tai ne, akmuo jau 92 metais tai buvo vėlyvių. Čia tada architektais dirbo, o taip visa kita yra jau Algimanto Urbšto. Tai čia bendruomenės buvo idėja, iniciatyva, ten Papilio tremtinių, politinių kalinių, ypatingai Broniaus Skiauterės, ten jo žuvusių brolio atminimui. Tai ir už kiek laiko buvo antras pastatytas, tai 2 kryžiai simbolizavo tremtinius ir politinius kalinius ir partizanus. Po to tik tai išsirutuliavo, kad reikia paminklą statyti, tai va, ačiū architektui Urbštui, Algimantui. Gimė mintis, kad reikia kažkaip pradėti pažymėti mūsų ištremtus žmonės. Ir pirmiausia, kažkodėl buvo nuspręsta mūsų tarybos jau posėdyje tremtinių, kad reikia
statyti paminklą mokytojams tremtiniams, kadangi žymesnis iš jų buvo Alfredas Šlykas, gyvenęs Užušiliuose, todėl buvo nutarta šitą paminklą pastatyti Užušiliuose, paminint visus išvežtus mokytojus tremtinius. Vėliau tik tai dar buvo Germaniškėje, daug vėliau pastatytas paminklas irgi buvusiam mokytojui ir šaulių veikėjui Dargiui. Čia daugiau inicijavo jo žmona Darginė, amžinai atilsį, kuri gyveno Rygoje. Būtent bendradarbiaujant su filialo žmonėmis 2012 metais kilo idėja pastatyti informacinius stendus Biržų girioje, tiesiog ties partizanų žūties vietomis, ties 1863-64 metų sukilėlių palaidojimo vietomis, tam, kad paminklai kalbėtų. Nes tai, kad paminklai, simboliai yra svarbu, visada liudija ir okupanto elgesys. Užkariavę svetimą žemę, jie pirmiausia griauna, plėšia vėliavas. Todėl labai svarbu ir mum, kad tie paminklai būtent turėtų balsą, o tas simbolinis balsas ir buvo šitie pastatyti stendai. Taigi pasiūliau Biržų miškų urėdijai tiesiog tokią idėją pastatyti girioje tose vietose, kurios mums yra svarbios, va šitas informacinės lentas. Ir tikrai jubiliejai yra ta proga, kai mes turime prisiminti ir padėkoti ir tiems, kurių nebėra su mumis, ir tiems, kurie yra, bet jie dabar yra kitose pozicijose. Tai aš labai noriu prisiminti ne tik Biržų tremtinius, kurie rinko medžiagą šitiems stendam, bet ir miškų urėdijos, buvusi tada urėda Romaną Gaudiešių ir viešųjų ryšių specialistą Jurgitą Bruniuvienę. Na, kartu su jais buvo parengta informacija šitiems stendam ir miškų urėdijos lėšomis tie stendai pastatyti 5 vietose. Tai yra štai čia Anglių kalnelį, kur palaidoti sukilėliai, Gudiškyje, kur vyko svarbiausi sukilimo mūšiai, prie 24 žuvusių partizanų paminklo, paskutinio partizanų vado Stepono Giedriko Giriečio žūties vietoje ir Kojališkio mūšio vietoje. Kiek man teko girdėti, tai pasiteisino, pasitvirtino, nes iš tikrųjų įvairių žygių dalyviai, kurių vis daugėja atvykę čia be gido, gali pasiskaityti informaciją ir žinoti, kas čia vyko. Naktinės žmonių medžioklės siaubas. Išardytų ir jau niekad nesusiejusių šeimų gniuždanti neviltis, kitos trėmimo patirtys, skaudi ir iki galo nevertinta tautos tragedija, kuri vienokiu ar kitokiu būdu palėtė visus Lietuvos žmonės, paženklino netektimis, artimųjų, mylimųjų praradimais, maudžiančių ilgesių. Neužsitraukusi tremties žaizda šiandien galbūt ir nebekraujuoja, bet vis dar maudžia prisiminimuose, genuose, ateities kartoms patikėtose maldose, skamba eilėse, dainuose. Kiekvieną birželio 14-ąją tremtiniai renkasi buvusioje Biržų geležinkelio stotyje. Tai sakrali, simbolinė vieta žyminti tremtį. Ir kasmet tremtinių skaudžiai mažėja. Bet vis dar skamba tremties aidų choras, kuriam nuo įsikūrimo pradžios vadovauja tremtinės Irenos Aukštuolienės marti Laimutė Aukštuolienė. Tremtinių chore tremties aidai dainuoja vyresnio amžiaus žmonės, mylinti savo kraštą, vienaip ar kitaip susiję su tremtimi. 1990 metais, balandžio 19 dieną, Irenos Aukštuolienės ir Vytauto Linkevičiaus iniciatyva
buvo suburtas tremtinių choras, kuriam nuo susikūrimo iki dabar jam ir vadovauju. Choro repertuare tremtinių, partizanų dainos, gimusios miškuose, lageriuose, tremties vietose, apie Lietuvą, tėvynę ir šiuolaikinių kompozitorių dainos, kurios pilnu balsu suskambo prasidėjus atgimimui. Ilgesingos, patriotinės dainos daug metų skambėjo ir dabar dar skamba prie paminklų, įvairiuose minėjimuose. Kolektyvas nuolat dalyvauja respublikinėse politinių kalinių ir tremtinių poezijos ir dainų šventėse Leiskit į tėvynę. Dažnai dalyvaujame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydžiuose su Lietuva širdį. Tremtinių choras puoselėja bei populiarina tremtinių partizanų, tėvynės meilės dainas, primindami visuomeniai, o ypač jaunimui, mūsų krašto istoriją. Pažintį su choru noriu baigti tremtinės, choro įkūrėjos ir buvusios dalyvės Irenos Aukštolienės eilėmis. Ir toliau skambėkit, šventos mūsų dainos, tik dabar jums laisvė, pagarba, nesvarbu, kad jau saulutė leidžias, jūs dainuos, tikėkim, ir ateinanti karta. Valstybinių švenčių, tremties, laisvės kovų renginiai neįsivaizduojami be tremtinių dainų. Ir netaip svarbi jų meninė vertė. Svarbiausia, kad tas dainas, kaip ir prieš daugelį metų Sibire, dainuoja patys tremtiniai, belsdamiesi į atmintį ir į širdį. Tai reikia įsiklausyti ir išgirsti.